Sveiki, mėlyjei. Aš esu Raigardas Tautkus. Vieni mane vadina atlikėjų, kiti kompozitorių, kiti prodiuserių. Sakyčiau, greičiausiai tai vargšas muzikantas, kuriam yra labai gera nuo muzikos ir turbūt šita misija nesibaigia niekada. O apskritai aš šio jūsų žanro, sakyčiau jūsų, nes tai nėra visiškai mano atstovams, norėčiau palinkėti ir toliau to tokio ramaus, bet ne visapusiškai ramaus, tik taip išoriškai atrodančio žanro tęstinumo, nes man, aš pasakysiu atvirai, bardų muzika atrodo visada, oi, gerai, galėsiu galbūt grūšnelės skanaus viskio atsigert, arba kavos ir ramiai pasiklausyt, nors iš jūsų vidaus ten sklinda begalinė energija. Taip, tai nėra mano žanras, bet aš jūs myliu. Ir aš noriu palinkėti jums gražios saulės, žalios žolės, kad neapleistų jūsų kūrybą, kad taip pat nepaklystumėte, reiškia, kūrybos džiunglėse ir vis tik tai galėtumėt kiekvieną kartą išreikšti tai naujai, bet subtiliai, kokybiškai. Aš kaip save vadindamas muzikantų matematikų, sakyčiau, matematiškai, pakankamai suprantamai ir palinkėčiau visiems bardam vis tik tai rasti gražią sintezę tarp bardiškumo įvardinkim ir muzikos matematikos. Tada aš jausčiausi laimingas. Tavo palinkėjimas festivaliui. O festivaliu aš palinkėčiau tikrai gyvuoti ilgai. Tai yra svarbu, tęstinumas, kad rastųsi naujos kartos, kad tėvai galėtų sakyti vaikam, va, tai yra festivalis, kuriuo mes galime gauti peno, kuris mums yra teigiamas, kad jisai neišblėstų, kad atsirastų kuo daugiau palaikančių ir kad tai būtų tam tikras kultūros baras, naujas kultūros baras. Lietuvoje tai nėra labai tankiai aptinkama, todėl palinkėčiau stiprybės ir išsilaikymo.